Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia šiandienos tema – iliuzinis teisingumas. Šiandien pasirodė kelios naujienos susijusios su teismų darbu, su prokuratūra ir nusikaltimais. Vienas iš tų įvykių tai yra, buvo paviešinta informacija, kad Algis Ramanauskas, jam buvo pareikšti kaltinimai ir galimas daiktas jisai sulauks pagal tos kaltinimus, jeigu bus pripažintas kaltu, jis bus nuteistas iki 3 metų laisvės atėmimo. Gali būti nuteistas iki 3 metų laisvės atėmimo. Bet antra naujiena, reikėtų paminėti greitai antrą naujieną. Pirma naujiena mane jau privertė susimastyti, antra naujiena tik patvirtino mano abejonės dėl to, kad įvyks, kad Ramanauskas bus nuteistas, kad įvyks teisingas teismas. Neužbėkime įvykiam už akių, mes nesakom, kad jis yra kaltas, teismas ir teisinė sistema tai nustatys. Antra naujiena, kuri mane privertė padaryti šitą video, tai yra teismas Bartosevičiaus teismas. Bartosevičius kaltinamas pedofilija, vaikų išnaudojimu ir ten berods 12 yra šitų liudininkų, kurie dalyvauja toj teisenoje ir jie davinėjo parodymus. Teismas žiūrėjo jų parodymus, tos vaizdo įrašus. Ir viskas sudėjus į vieną krūvą, toks jausmas, kad Lietuvos teisėsauga yra užsakyta sudaryti vaizdą, kad mūsų šalyje, tai yra teisinė valstybė, sudaryti vaizdą, kad mes gyvename Lietuvoje, teisinėje valstybėje, kurioje visi nusikaltėliai bus anksčiau ir vėliau nubausti už vienokius ar kitokius nusižengimus, kaip pavyzdžiui Bartosevičius. Yra tvirkintų, kaip teigiama, yra tvirkintų vaikų, bet jam leidžiama buvo skraidyti atostogų į svečias šalis. Klausimas, ar tai yra logiška, etiška, aš atsisakau toliau veltis į tas kalbas. Man atrodo, kad tai nelabai gerai, bet tai, kad vyksta dabar procesas ir kad yra apklausiami, aš sakyčiau ir daryčiau statymus ant to, kad tai yra būtent sudaroma, pučiama į akis migla, sudaromas toks rūkas, per kurį mes nematytume realios situacijos. Kodėl taip kalbu? Skaidrius toksai Tapinas yra, kuris skaidrina, jo laidos ten skaidrinam. Ir pažiūrėkite, kiek buvo tų skaidrinamų istorijų, kiek buvo nusikalstamos veiklos, valstybės turto grobstymo, valstybės lėšų grobstymo. Ir priminkite man, kiek buvo nuteistų asmenų, kurie už savo tos žygdarbius buvo nubausti. Pavyzdžiui, tas pats Tapinas ant jo buvo parašytas pareiškimas, kad jisai už keiksmažodžius viešoj vietoj berods ar kažkas ten kažkokia buvo istorija su policija, tyrimu ir kuo baigėsi. Taip aš įtariu ir su Ramanausku greičiausiai taip pat nutiks. Dabar prieš rinkimus reikia parodyti Lietuvos Respublikos piliečiam, kad ne viskas taip blogai mūsų šalyje, kaip jiems atrodė, ir jam numetamas kaulas. Parodoma, kad pas mus mes kovojam tiesiog. Teismai yra apkrauti ir to pačiu Bartosevičiaus pavyzdžiu, kad teismai tiesiog yra apkrauti. Prokuratūra dirba savo darbą ir tiesiog reikia sulaukti, kada tai viskas ateis. Visi kalti mūsų šalyje bus nubausti. Ir greičiausiai kas bus? Ateis rinkimai, praeis 2-3 mėnesiai ir, pavyzdžiui, Ramanausko atveju bus pasakyta, kad tai, ką jisai pasakė, jisai turi teisę išsakyti savo nuomonę, kad tame teismas neįžvelgia kažkokios problemos, pagal mūsų teisinę sistemą, pagal įstatymus jisai nieko nepažeidė. Ir iš esmės netgi tai, ką jisai sakė, galbūt nėra gerai, bet tuo užsiimti, ką jisai siūlė, galima. Ir tai bus iš vienos pusės žmonės bus nuraminti prieš rinkimus, kad rinkimų metu padarytų kažkokius, nežinau tiksliai, kokių siekiama sprendimų, kad žmonės priimtų, bet žmonės priims tos sprendimus, pasibaigs rinkimai, bus išrinkti Seimo nariai ir po kurio laiko šiek tiek bus prislobę, užsimiršę ir tokį kaip Ramanauskas
paleis kaip ženklą, kad jūs, mėlyjei rusofobai, jūs išsigimėliai, tie, kurie taip pat galvojate, kad reikėtų ten imti ir žudyti rusakalbius, tokiem išsigimėliam būtų duodamas ženklas, kad galite ne tai, kad galvoti taip, ne tai, kad kalbėti, bet jūs galite tai ir daryti, nes nėra tame nieko baisaus. Tiesiog reikia, aš manau, dabar tokią turiu nuomonę, kad tai, kas vyksta teisiniai sistemai, tai yra tiesiog cirkas prieš rinkimus, kad nuraminti rinkėjų nepasitenkinimą teisinė sistema ir tais, kurie atsakingi už tai. Tai yra mūsų valdančioji mūsų grietinėlė mūsų šalies. Tai statau ant to, kad Ramanauskas galainiui po laiko jis bus išteisintas. Arba nenustačius nusikaltimo ten sudėties, arba neteisingai supratus, arba interpretavus kažkokią formuluotę bus. Su šituo Bartuševičium irgi nenustepsiu, kad neradus nusikaltimo sudėties, visi kaltinimai atmetami ir jam dar bus išmokėta kompensacija už tai, kad jisai negalėjo gauti Seimo nario atlyginimo, jo bus atsiprašyta ir jisai grįš į Seimą. Visiškai nenuostabu, pas mus tokių atvejų yra buvę ir ne vienas, ir ne du. Tiek ten su kokia nors šitais kyšininkais, kai juos išmesdavo iš darbo, atleisdavo iš darbo, po to jie rasdavo būdų, kaip išsipirkti ir ten kaip, buvę atveju, kai pagauna su įkalčiais rankose ir galutinė variantė prieš jį lankstomas atsiprašinėjimą, jam dar išmokamos kompensacijos už tai, kad su juo taip neteisingai buvo pasielgta. Čia jau kitas klausimas. Tai nesidžiaugit, dar anksti, dar ilgas kelias kopomis iki bausmės, netgi jeigu nubaustų už padarytus nusikaltimus, viena yra gali nubausti bent jau vidutinę tą bausmę, o galima performulavus, atleiskite, pinas į liežuvis, jau vėlus vakaras, perrašius kaltinamai straipsnį, perdarius jį, performulavus į kitą, gali, pavyzdžiui, vietoj 2 metų tikros bausmės gauti 2-3 mėnesius lygtinai, arba pusę metų lygtinė, arba 2 mėnesius viešųjų darbų. Nieko baisaus juk tame nėra. Taip jisai buvo nubaustas toks kaip spjūvis Lietuvos tautai į veidą būtų. Tai neskubėkime daryti išvadų, neskubėkime džiaugtis. Pirmas reikalas, nėra įrodyta jo kaltė, nėra įvertinta, ar tai prieštarauja įstatymams ir žinant mūsų įstatyminę bazę, mūsų teisėsaugą, visko gali būti. Šiandien tiek. Viso geriausio.